O šiandien koks rūkas. Pabėgiojo. Ramu dar. Turistų nėra pilna. Nu, reikia eit pusryčiaut tada. Ir plaukiot gondolą. O, kokios gatvelės. Kabo pataliniai, skalbiniai. Nu, įdomu. Va, laivais atplukdina maistą iš salelės. Nu ką, pusryčiausim. Reikia eiti išsirinkti langą. O, gražiai gali matyti Veneciją pro langelį. Nu, einam į gondolų garažą. Išsirink gondolą, su kuria čia plauksim. Nu ką, lipsim į mūsų gondolą. Kažkaip tai susitalpinti reikės mums. O čia gerai. Ok. Nuliova gondola. Viskas gerai? Jau, biškį geriau. Nu, bandom išplaukt. Į Grand kanalą, Rialto tiltą. Kai jau išplauksim, nu, bus gerai. Nu, kitos gondolos irgi jau parplaukė, matosi. Ir visi mes čia plaukiam. O, čia kiek jų yra. Ir čia, ir čia, ir čia. Nu va, tokią gondolą mes pasėmėm ilgesnį turą, 140-30 minučių plaukimų. Nu, tikrai didelis eismas. Gondola po gondolos plaukia. Bet įdomiai. Artėjam prie Grand kanalo. Atsivers Rialto tiltas. Vat, čia įplaukimai kiekvieną kiemą. Artėjam prie kažkieno tai kiemo. Atplaukė ir viskas. Ir gali eit pas save. Viskas tvarkinga. Nu, gondolos pats kraštas. Lygiai su tilto pačia. Taip jau eina vienodai. Čiut nebrėžiama. Vos lieka iki tilto. Nu ir žiūrim, kaip tas Grand kanalas atrodo. Rialto tilto atplaukiam. Žymusis tiltas. Nu, fainai. O, kiti laivai plaukia pro mus. Nu, čia jau eismas į priekį. Laivas, laivelis, laivukas, visokiausių. Policija, daktarai, viskas yra ant vandens, viskas yra laivais. Nu, bandysim dabar prasilenkt su kita gondola. Ramu, nė vėjelio, nieko.
gan didelė ta Venecija. Neapibėgau šiandien pilnai jos. Net pusę neapibėgau per valandą 20. Vanduo toks žydras čia. Vakar tokius didelis žuvys šokinėja iš vandens vakare. Ir gan skaidrus. O čia va. Parduotuvė galima net ir apsipirkt sustot tiesiai iš vandens. Venecijos mados. Nu, gražu. Kaip nuotraukų, pažiūrėk, kaip gražiai. Užtrukom pusvalanduką. Paplaukėt čia. Nu, dar turim nemažai laiko. Eisim link aikštės ir į katedrą. Norint patekti į katedrą irgi reikės eilėlę pastovėti. Nebloga. Taip, kad Italija turistų pilna. Kiek nori. Bilietai visur kainuoja. Bet vis tiek visi perka, visi eina, visiems gerai. Na, jeigu norite į katedrą papult, kasa prie pat katedros įėjimo. Aukso blizga. Jau pačioj pradžioj, tai viduj turėtų dar daugiau aukso būti. Na, užeinam. Graži. Labai. Oi, sau. Čia tiek aukso dengta. O, čia niekur dar nebuvo tokios. Eik tu sau. Dar tokios nematėm. Ne Vatikane. Vienas kitas skliautas būdavo dengtas, o čia jau pilnai. Pilnai visur dengta aukso. Nu, aišku, nebereikalo buvo labai įtakinga Venecija. Ilgai. Nu, Švento Morkaus bazilikos skliautai tikrai padarė įspūdį, kiek aukso, kiek čia įdirbio padaryta. Čia kiekviena skliauto aukso dalelė tokia maža yra ir kiek čia žmonių vargo, kol padengė auksą iš pradžio, paskui kol viską sulipino, čiagi be galo didelis darbas buvo padarytas. Ir labai gražiai atrodo. Čia nuo altoriaus pusės, jeigu žiūri į bažnyčią, tai irgi nerealiai. Tiesiog norisi filmuoti, fotografuoti. Ir įėjimas tik 3 eurai šitą baziliką. Jau nuo ryto čia visur pilna turistų. Ir čia ne sezonas. Gražu. Dienos metu Rialto tiltas. Pilnai apkrautas. Nors nėra nieko įspūdingo per daug, bet pilna. Tokie patogumai gali būti gondoloj. Va,
eilės maistui. Bet visi va, kas geria, kas valgo, kas apsipirkinėja. Praeinam Venecijos turgelį. Šalia kanalas su šiukšlių dėžėm. O čia va turgus. Ir kas labai nori sutaupyti ant gondolos, tai va yra traheto. Galima va su tokia gondola 2 euriukai ir keliesi. Ir viskas. Ir čia va tik tai perkelia iš vieno kranto į kitą krantą. Už 2 euriukus. O taip va. Na ir baigėsi mūsų Venecija. Keliausim šiandien jau namo. Buvo įdomu, gražu. Gal čia ir verta sugrįžti dar kartą.